Sveiki, mėly vaikučiai. Laurinuk, nevalgyk kakučio. Petriuk, atsisėsk. Mėly vaikučiai, paklausykit. Pas mus į grupę atėjo dar vienas berniukas. Jo vardas yra Laurinas. Prašau, jo neskriauskite. Ką tik Laurinas Kasčiūnas man pagrasino tiesiogiai. Šaukdamas, tu prisišnekėsi, mes Valiau su vyrais pas tave ateisim. Tai ar jis nori išpildyti savo žodžius? Kreipsiuosi etikos procedūrų komisiją, kad jis aiškiai. Laurinuk, nespėjote ateiti į grupę ir jau prisišikote. Tai ką pasakysite? Aš atsimenu, gyvenau Lazdynuose ir kai kažkas kamulio neduodavo, atbėgdavo vaikas ir šaukdavo, mama, man košės neduoda. Tai Valiau, tu būk rimtas žmogus, kaip vaikas atrodai, ar ne? Skystalas. Tai prašau, Dainius Gaižauskas. Girdėjau ir aš, Laurinai. Jeigu tavęs negirdi prie mikrofono, tai nereiškia, kad mes negirdim. Tavo įsišaukimai ir tie pareiškimai išties turi būti įvertinti ne tik tai čia, teisėsaugoj, bet ir valstybės saugumo departamente. Ar tu iš vis gali dirbti su įslaptinta informacija dėl tavo praeities ir dėl tavo pareiškimų? Tarp kitko, vieši pareiškimai irgi turi būti vertinami. Kai kas pasivertino save, kad narkotikus vartoju, taip ir pačio vieši pasireiškimai. Aš dabar ką tik girdėjau, kaip tu pagrasinai Valiui Ąžuolui ir pakankamai agresyviai. Kad aš tai, pavyzdžiui, tarp eilučių supratau, kad susidorosi. Petriuk, čia ne tau sako. Nepamiršk, kad tu esi stebimas ir ne tik tai mūsų kolegų. Laurinai, pradžioj nuskriaudei Valių, dabar lendi prie Petriuko. Baik!